neatsimenu, kas yra pasakęs, bet bliuzas tai yra kaip geram žmogui bloga. Iš tikrųjų, visa bliuzo muzika ir pats žodis bliuz iš anglų yra liūdesys. Tai yra liūdna muzika tų vergų Amerikoje, kurie dainavo, kaip viskas jiem yra blogai. Bet kad jiem buvo blogai nereiškia, kad jie nuleidžia rankas. Ir bliuzas iš principo yra sielos šokis, tai yra labai minimalus šokis. Bliuzas yra, aš turiu sušokti taip, kad mano partnerė pasakytų, wow, aš noriu su juo šokti visą vakarą. Ypač vaikinam labai verta išmokti šokį bliuzą, dėl to, kad čia yra toks vyriškas šokis, dėl to, kad jis veda merginą ir jis turi valdžią. Ir mergina labai patinka, kad jie gali būti moteriška, kad jie gali vesti. Bet iš tikrųjų, bet labai moteriai, bet kuriai labai patinka, kai vyras gali tiesiog ją paimti ir sušokti. Man tai buvo, aš nemokėjau šokti visiškai. Ir dėma, jis pasako, einam šokti, aš nemoku. Aš sako, ne, nieko tokio einam. Ir mes atsistojom, jis tiesiog paėmė ir mes pradėjom šokti. Aš galvoju, wow, kaip čia taip, kaip aš galiu šokti. Ir iš tikrųjų, tuo momentu aš buvau labai sujaudinta dėl to, kaip čia taip. Per tą šokį, per kelias dainas, ar gal net per vieną dainą, tu turi susipažinti su partnerė, įsimylėti ją, susituokti, susilaukti vaikų, išsiskirti, ir tai yra visas vienas šokis. Ir tai yra minimalus, nebūtinai kiti žiūrovai turi tai matyti. Tai viskas vyksta jūsų poroj viduje. Jeigu tikrai jums yra smalsu ir jūs nežinot, kas yra bliuzas, kaip jis šokamas, kaip jis atrodo, kuo jis skiriasi nuo kitų šokių, o jis tikrai skiriasi. Ir bliuzas ne šiaip gali būti šokis apsikabinus labai arti, iš tikrųjų gali būti labai jausmingas, labai gražus šokis, tiesiog reikia praktikos. Tai būtų labai smagu, kad ir bliuzas atsirastų Kaune. Ir jeigu jums tai tikrai įdomu, jums, manau, tiesiog belieka vieną kartą pasižiūrėti, kas tai yra, ir jums patiks. Ir pakvieskit mus į Kauną ir mes jums parodysim, kas yra bliuzas.